Pokalbis su dienos svečiu. Ir su radio eteryje prasideda laida Pokalbis su dienos svečiu. Na, o šiandieną mes klausytojams papasakosime apie kovo 17 dieną 12 valandą Naisių vasaros teatro bendruomenės kultūros rūmuose vykstantį savanorių mini info centro organizuojamą renginį Savanorių diena Naisiuose. Pirmiausia, turime pasakyti klausytojams, kad anonsuotas antrasis žmogus, tai yra spaudos atstovė Monika Nedzinskaitė, negalės su mumis pabendrauti, kadangi šiuo metu savanoriauja ir turi tikrai begalės darbų, bet mes kalbiname būtent savanorių mini info centro direktorių Mindaugą Jonušą, kuris tikrai pažada atsakys klausytojams ir žinoma į mano pateiktus klausimus. Sveiki, Mindaugai. Labadiena visi geros valios Šiaulių krašto žmonės ir visi klausytojai, kurie šiuo metu vienokiu ar kitokiu būdu jungiatės su mumis į šitą bendrystę apie savanorišką veiklą. Tai, Mindaugai, gal pirmiausia ir pradėkime nuo savanorių mini info centro pristatymo. Kas tai nežinantiems, negirdėjusiems? Kas tai yra? Tai iš tikrųjų yra dovana Lietuvai, savanorių infocentras, kuris susikūrė rugpjūčio 1 dieną su tuo tikslu, kad būti tarpininku tarp savanorio ir organizacijos arba tarp organizacijos ir savanorio. Tai reiškia, kad padėti žmogui, nepaisant amžiaus, lyties, kažkokių kitokių skirtumų, atrasti save savanorystėje. Mindaugai, minėjote, jog esate kaip tarpininkai. Kodėl apskritai reikalingi tokie tarpininkai? Todėl, kad susidurėme su tuo, kad žmogus, kuris nori savanoriauti, ypatingai kuris pradeda, kad jis nežino, kur, sakykime, kreiptis. Tai mes primdami iš tikrųjų prašome motyvacinį laišką, nurodyti, kiek turi laisvo laiko ir kur norėtų savanoriauti. Ir jeigu mes tuo metu, sakykime, neturime kažkokių ypatingų veiklų centre arba kažkokios nišos yra užimtos, tai mes tą savanorį nukreipiam arba paskolinam tom organizacijom, kurios stokoja. O tikrai, dauguma jų tikrai stokoja. Tų tokių, žinot, motyvuotų, tų savanorių, kurie žino, kur eina, dėl ko eina. Ir tų savanorių, kurių savanorystės žibintas nėra išsekęs. To noru, to degimu, ta gera valia. Ir vien noro turbūt, Mindaugai, neužtenka, ar ne? Reikia pagrindė susideda geri darbai iš veiklos. Taip. Daug šnekančių mes Lietuvoje turbūt begalės turim, ar ne? Bet kažką darančių. Taip, ir tų dėl mini savanorių centras net neturi normalaus ofiso, dėl to mums jo nereikia, nes mes norime eiti ir daryti, būti atviriems su visais ir visiems. Ir pats pagrindinis savanorystės moto yra laisva valia, kad savanoris iš tikrųjų nėra verčiamas nei centro, nei vadovo, nei šeimos, nei draugų. Jeigu jau turi laisvą norą, tai yra pliusas. Antras dalykas, jisai turi, kaip ir minėjau, trokšti, tekti, būti persismelkęs norų veikti. Kad žinot, kad nereikėtų tos savanorio tempti už rankos ir vesti kaip darželinuko į pirmą klasę. Tokiu atveju jūs nesivadinsi savanorius, manau, jeigu jūs bus vedamas, ar ne? Taip, ir iš tikrųjų tada, mes stengiamės investuoti ir laiko į savanorių parašymą, ir žinių, ir galbūt lydėti toj savanorystės pradžioje, o paskui, jeigu tas savanoris iš tikrųjų yra tikras savanoris, tas savanoris, kuris kartais dėl savanorystės galėtų paukoti didžią dalį savo kažkokių pomėgių ar kažkokio laisvo laiko, tai tada natūralu, kad tas savanoris, kuris yra persismelkęs savanorystės, jis tikrai savanoriaus, o jeigu tas pradinukas po mūsų
gerų norų ir po mūsų mokymų nepradeda savanoriauti, iš tikrai iš tokių savanorių tikrai niekada nebus. Ir tokių dėja mūsų šalyje yra labai daug. Minėjot, Mindaugai, apie mokymus. Šiek tiek papasakokit apie juos. Kaip viskas vyksta, visas procesas? Tai iš tikrųjų susidarius savanorių grupelėm Lietuvos miestuose, tai mes iš tikrųjų rengiam savanoriškos mokymus. Tai yra nuo pirma dalis, kas yra savanoris, kuo turi pasižymėti savanoris, taip pat supažindinam su jos ekscelencijos Dalios Grybauskaitės pasirašytų ir jau įsigaliojusių savanorystės įstatymų, nes manome, kad savanoris turi žinoti ir savo teisės, ir savo pareigas. Taip pat savanoris praeina mokymus apie prekybą žmonėmis, kad iš tikrųjų prireikus galėtų ar kažkurioj organizacijai, kuri tai vykdo, ar kažkokiuose mokymuose galėtų jau imti ir apie tai kalbėti. Ir dar viena mokymų tema tai yra viešasis kalbėjimas ir pirmoji pagalba, kad savanoris iš tikrųjų būtų išmanus savanoris. Ir praėjus šitos mokymus, tada savanoris priima sprendimą, arba jisai pasirašo su mumis savanorystės sutartį, arba jisai jos nepasirašo. Jeigu nepasirašo, mes bet kokiu atveju tada galbūt padedam tam savanoris, tampa mūsų toks rezervinis savanoris. Bet, taip sakant, neinvestavę jų nelabai mes duodam veiklos, nes mes norime tų, kurie žinotų, kur eina, dėl ko eina ir kaip visi būtų, žinai, persismelkę, alsuotų, dvelgtų iš tolo tuo. Dvelgtų tuo savanorystės kvapu, kurį visi atpažįstų. Aišku, gerai, Mindaugai, gal pakalbėkime dabar šiek tiek, ar pasidžiaugime nuveiktais jūsų darbais? Tai, kaip ir minėjau, turime savanorių didelį būrį iš kelių Lietuvos miestų. Tai po pirmas darbas juos suburti, antras darbas tai yra mūsų paskaitos rengiamos apie savanorystę ir prekybą žmonėmis po Lietuvos mokyklas ir po socialinės įstaigas. Taip pat ir įvairi pagalba. Ir Lietuvos vaikų kaimui, ir Raudonajam kryžiui Klaipėdos, ir naujajam neįgaliųjų teatrui ypatingai, su kurio bendradarbiavim, tai yra savanorių paskolinimas. Jūs minėjote, Mindaugai, įvairi pagalba. Kokia būtent, jeigu apie konkrečią pagalbą kalbant? Tai jeigu man kažkokį pavyzdį, tai Šiauliuose buvo ir jūsų radijui buvo naujasis neįgaliųjų teatras, tai mūsų savanoriai Šiauliuose padėjo jiems. Tai yra darbas už scenos, paruošti rekvizitus spektakliams, paruošti salę ir tą panašiai, žinot, tą prieš teatrinę veiklą. SOS vaikų kaimui iš tikrųjų padedam, mūsų savanoriai padeda rinkti tos 2 procentus. Tai galbūt ta pagalba centrams mūsų savanorių paskolinimu, tai yra, žinot, ta veikla, kuri yra aktuali tuo metu tai organizacijai. Aišku. Čia, Mindaugai, padėkosiu Jums už pokalbį. Kviečiu klausytojus padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios grįšime į eterį ir toliau tęsime mūsų pokalbį apie Mini Info savanorių centrą ir ne tik, ir taip pat apie kovo 17 dieną Naisių vasaros teatro bendruomenės kultūros rūmuose vyksinti renginį savanorių diena Naisiuose. Ir taipogi laidos pabaigoje mes būtinai atsakysime į visus klausytojų klausimus, o jų kaip niekada turime tikrai daug. Likite su RS2. Pokalbis su dienos svečiu. Vėl grįžtame prie šios dienos pokalbių, kuriame kalbame apie Mini savanorių info centrą, kalbiname šios įstaigos direktorių Mindaugą Jonušą ir taip pat papasakosime apie kovo 17 dieną 12 valandą Naisių vasaros teatro ir bendruomenės kultūros rūmuose vyksinti savanorių Mini info centro organizuojamą renginį Savanorių diena Naisiuose. Prieš tai, Mindaugai, dar noriu paskelbti ir šiek tiek paprašyti išsamiau pakomentuoti. Prisiminkime vasario 16-osios paminėjimą, už kurį gavote prezidentės pasveikinimą kaip už išradingą šios dienos šventimą. Papasakokite, kaip tuo metu jūs šventėte. Iš tikrųjų, labai trumpai, tai
prisijungiam prie tos pilietinės akcijos vasario 16 dieną, švęskite išradingai, kur ekscelencija prašė. Ir mes pagalvojame, kad labai puikiai sąsaja būtų mokyti, padaryti kaip paskaitas ir Klaipėdos visuomeniai, kad jie valstybės atkūrimo dieną švęstus su paskaita apie savanorystę, apie pasidalinimą, kas yra savanorystė ir kaip savanorystę gali puoselėti mano patriotiškumą ir mano kitokį požiūrį į Lietuvą, tai mes tiesiog su tokiam gražia paskaita, gražia popietė ir šventėm vasario 16 dieną kitaip negu įprastai. Aišku, ačiū. O dabar pakalbėkim apie kovo 17 dieną Naisiuose vyksinti renginį, kurį jūs organizuojate, Savanorių diena. Pirmiausia, klausiu, kodėl šiam renginiui pasirinkti būtent Naisiai? Naisiai iš tikrųjų pasirinkti, dėl to, kad yra populiariausias miestelis Lietuvoje, dėl to, kad mes turime didžiulį būrį savanorių iš Šiaulių miesto. Ir mano intencija iš tikrųjų yra, kad pakviesti ir suburti ne tik Naisių gyventojus, bet ir iš aplinkinių, ir iš Šiaulių krašto žmonės, kuriems labai yra aktualu savanorystė, kuriems iš tikrųjų yra labai aktuali prekyba žmonėmis, kurie iš tikrųjų išgirdę apie šitą problemą, apie kurią yra mažai kalbama, galėtų apsaugoti ne tik save, bet ir aplinkinius draugus. Ir visiškai nepažįstamų žmonės nuo šių laikų maro, o galbūt tie, kurie nesavanoriavę arba nežino Šiaulių krašte, kur galima savanoriauti, arba tiesiog vedami smalsumo, tikrai mielai visus geros valios žmonės kviečiu vasario 17 dieną, kovo 17 dieną į Naisius, į mūsų šitą šventę. Papasakokite dar, kas bus pristatoma galbūt toje šventėje, ar kažkokios paskaitos temomis, kuriomis vyks? Taip pat pagrindinis iš tikrųjų bus toks pasidalinimas, paskaitėlė apie savanorystę, taip pat kartu su mūsų savanorėmis Kamilė, Anelė ir Regina, kurios ne tik tai pristatys savanorystę, bet ir gyvai paliudys, kodėl jos pasirinko savanorystę, kodėl jie verta rinktis. Mūsų savanoriai bus įvairaus amžiaus ir savanorystė iš tikrųjų yra skiriama ne tik tai jaunuomoniai, ne tik tai jaunuolėms, bet ir vyresnėms žmonėms. O kita mūsų paskaitėlė, tai bus apie, kaip ir minėjau, apie prekybą žmonėmis, apie kurią iš tikrųjų yra labai mažai kalbama ir kur iš tikrųjų yra labai dideli skaičiai, labai didelė problema šių laikų pasaulyje. O Mindaugai, sakykite, gal teko akivaizdžiai susidurti su šia problema? Tiesiogiai susidurti neteko, nors iš tikrųjų šiokių tokių sąšaukų turi mūsų savanoriai su šituo, savo aplinką, bet aš manau, žinot, nereikia, kad ištiktų šitą problemą, kad apie ją kalbėti ir apie ją dalintis. Mūsų ir iš tikrųjų ta prevencinė akcija pavadinasi Stop prekybai žmonėmis, kad supažindinti žmogų apie šią problemą. Kaip ir minėjau pradžioje, mes važiuojame po Lietuvos mokyklas, dėl to, kad kaip dar neištikus bėdai, kaip apsaugoti save, apsaugoti kitus, apsaugoti savo draugus, šeimą, nepažįstamus, kaimynus ir taip toliau. Ir bent jau būti informuotam, nes pati didžiausia nuodėmė yra apie tai nekalbėti, nesidalinti tuo informaciniu lobiu, kokį tu turi ir mes manome, kad tai bent jau maža dalim prisideda prie emigracijos stabdymo, nes iš tikrųjų emigracija tokia šalti, kaip daugam atrodo, ir tas tikslas, kad galbūt emigruodami žmonės pagalvotų, bent jau apsidraustų ir susirinktų visų esamų agentūrų, draugijų, ambasadų, būtent Lietuvos kontaktus, kad ištikus bėdai žinotų, kur atkreiptis. Aišku. O kas gali dalyvauti minėtame renginyje? Ir kam jis skirtas? Tai skirtas plačiai visuomeniai, kadangi tai vyks jų bendruomenės rūmose.
Tai kviečiame ne tik tai Naisių gyventojus visus iki vieno, bet taip pat kviečiame ir visus Šiaulių krašto žmonės, pažadam visiems skaičių užteks. Ir tikrai tai visa tai yra, kaip ir minėjau, kaip ir savanorystė, kaip ir visas šitas šauksmas yra ne tik tai vaikučiams, ne tik tai moksleiviams, bet ir jų tėveliams ir seneliams. Tuo labiau, kad Naisiai yra visiškai šalia Šiaulių ir geografiškai patoki vieta iš aplinkinių rajonų atvykti, ar ne? Taip, tai dėl to buvo pramatyta, kad visgi kviečiami Naisius, nes savanorių centras nori iš tikrųjų praplėsti savanorystę ir mažesnėse miesteliuose, ne tik tai dideliuose ir visiems suteikti galimybę prisiliesti prie savanorystės, užsidegti tuo savanorystės žibintu ir nerusenti, o degti. Mindaugai, kokio amžiaus gali prisijungti prie jūsų komandos žmonės, norintys tapti savanoriais ir kiek apskritai šiuo metu jų turite savo komandoje? Mes turime 45 savanorius visoje Lietuvoje. Pas mus gali prisijungti įstatymiškai nuo 14 metų, bet mes iš tikrųjų kviečiame nuo 15-16 metų jaunuolius, vaikinus ir merginas, kurie nori šitą veiklą. Ir visiškai nesvarbu, kur tu gyveni. Aišku. Ačiū, Mindaugai, už atsakymus į mano klausimus, o dabar atėjo metas atsakyti į klausytojų klausimus. Klausytojas Darius klausė, cituoju jo klausimą. Ar Mindaugui pavyksta pragyventi iš savanoriškos veiklos centro? Jei taip, kokiu būdu? Jei ne, koks tada pagrindinis pragyvenimo šaltinis? Žinot, geras klausimas dar visi mes mokam skaičiuoti ir visi mes gyvenam ir pragyvenam, tai galbūt kas centrui, kas lieka, tai jau man. Tai tiek. Aišku. Dar kitą klausimą Darius pateikė. Ar savanorių mini infocentras yra juridiškai registruota įstaiga? Jei taip, kokį juridinį statusą ji turi? Taip, viešoji įstaiga. Ir paskutinis Dariaus klausimas. Ar netrodo, kad centro pavadinime naudojamas žodis mini neskamba rimtai? Iš tikrųjų ne, nes iš tikrųjų pradžioje aš galvojau, kad tai bus tik Klaipėdos kraštai, dėl to ir pasivadiname toks mini savanorių centras visiškai mažiukas. O kadangi tų savanorių centrų yra labai daug, tai mes tiesiog to pavadinimo net ir išsiplėti į Lietuvą, Lietuvos mes tikrai jo nebekitėm, kam nepatinka. Tiesiog kažkiek jis skiriasi jau savo pavadinimu, ar ne, iš kitų? Taip. Nesinori būti balta varna, žinot. Aišku. Kitas klausytojas, kuris pasivadinęs yra Gerumas, taip atsiuntė mums begalę klausimų, kai kurie jau bus tie patys, ką aš klausiu, tiesiog aš cituoju būtent šį klausytoją. Pirmasis klausimas, ką tau reiškia savanorystė? Man savanorystė man iš tikrųjų reiškia meilės perlą, kurį atradus norisi jo dalinti su visais. Tai iš tikrųjų yra džiaugsmingas rytojus, tai yra augimas žmogiškai prasme, tai yra priemonė dalintis gerumu, nepaisant nieko. Man tai yra iš tikrųjų. Ir savanorystė vieniems yra kaip švelni gėlė, kurią reikia laikyti, prisidėti, saugoti nuo vėtrų, tik nieko jai neatsitiktų. Kitiems jinai yra kaip tvirta ola, kurie gali vandenis plūsti, žemė drebėti, ugnis degti ir su ją neatsitinka. Tai man būtent šitoje veikloje praleidžiu 7 metus, man jinai yra iš tikrųjų Dievo dovana, kurios aš nepaleisiu visą savo likusį gyvenimą. Aišku. Kitas to paties klausytojo klausimo, ką pačiam reiškia būti gerų savanorių? Kaip ir minėjau prieš tai galbūt tai yra galimybė augti visapusiškai, tai yra galimybė dalintis ir gerumu, ir žiniomis, ir tobulėti. Savanorystė iš tikrųjų labai daug duoda ir nebūtent finansiškai gali duoti. Tai yra priemonė būti ta kelrodė žvaigždė kitiems, būti tuo geruoju
angelu, kuris iš tikrųjų eina ir daro. Iš tikrųjų yra, žinot, pašauktas būti savanoriu. Aišku. Kitas to paties klausytojo klausimas, kokiuose Lietuvos miestuose turite savanorių? Kaip ir minėjau, be Šiaulių, taip pat turime Klaipėdoje natūralu, Kaune, Vilniuje, Jonavoje ir netgi Poranvystėse. Tai galbūt šiuo metu iš kitų miestų kol kas yra jie tokie rezerve, galbūt dar neapmokyti, bet jau yra planuose ir Šilutė, ir Kretinga, ir Palanga, ir Nida netgi, ir Pakruojis, ir kiti Lietuvos miestai. Žodžiu, plečiatės Lietuvoje. Taip. Kitas klausimas, kurį mes jau lyg ir aptarėme, ką turi turėti savanoris, jei jis nori būti geru savanoriu. Privalo turėti laisvą valią, motyvaciją ir laiko. Aišku. Tai yra pamatas, o visa kita yra išsiugdoma. Kitas to paties klausytojo klausimas, ar netraukia vienuolystė, jei socialinis darbas, pacituosiu klausytoją, taip veža? Yra vienuolynų, ordinų, kurie iš tikrųjų be savo pašaukimo vykdo tą socialinę veiklą. Tai ta sąšauka yra, bet žinot, Dievo keliai yra nežinomi. Tai man dar tik 26, tai dar viso gali būti. Vėlgi tas pats pasivadinęs gerumo klausytojas klausia, ar nėra pagundo suvilioti merginų savanorių? Kad ir kokios dailės manekenės pas mus savanoriautų, pas mus, žinot, yra savanoris centras, o ne suras mano meilę. Tai galbūt tiek. Aišku, ačiū. Kitas klausimas, ar eini savanoriauti pas benamius? Iš tikrųjų labai geras klausimas, nes aš ypatingai laikausi tos nuomonės, kad geras savanoris turi būti visur geras savanoris, netgi savanoriaudamas ten, kur daugeliu yra koktu. Tai aš asmeniškai padedu ypatingai ir su džiaugsmu keliauju pas motinos Teresės seseris į Kretingą, kurios ir glaudžia benamius, ir va ten yra žmogiškasis augimas. Va ten, kai bebūtų keista, pasisemi to gerumo, aš tikrai rekomenduoju kiekvienam ateiti pas Teresės seseris ir pabūti toje aplinkoje ir pamatyti kitokį tų mažutėlių veidą. Nebūtinai tokį, žinot, kokį piešia mums daugelis. Aišku. Taip, dar vienas klausimas, kur labiausiai patinka savanoriauti? Čia vėlgi panašus klausimas prieš tai, kurį atsakėme jau, ar ne? Taip, iš tikrųjų, ir tais mažutėliais, ir stovyklos ypatingai, vaikai, ir įvairiai iš tikrųjų veikla, kur tu jautiesi reikalingas, kur tu gali ne tik tai savanoriauti, bet ir būti tuo žmogumi, kuris yra tikrai reikalingas. Tai galbūt paminėsiu, vasarą Klaipėdoje vyksta Švento Pranciškaus onkologinio centro organizuojamas vilties bėgimas. Tai dalinti vandenį bėgikams, tai galbūt atrodytų, žinot, keista savanorystė ir labai sunki ir labai varginanti, bet kai tu žinai, dėl ko tu tai darai, tai tikrai tampa laukiamiausių vasaros sezono atidarymo renginių. Tai kaip gražu, kaip supranta, ar ne, vasaros sezono atidarymą? Taip. Aišku. Na ir dar liko keli mūsų klausytojo klausimai, nuo kokio amžiaus galima savanoriauti, mes jau vėlgi atsakėme į šį klausimą, galim dar pakartoti, Mindaugai. Lietuvos Respublikos savanorių įstatymas, kurį pasirašė ekscelencija prezidentė Dalia Grybauskaitė, galima nuo 14 metų, bet rekomenduojama nuo 15-16. Su tėvų sutikimu, kadangi yra nepilnamečiai. O galutinis kelias jau, žinot, nuo kiekvieno savanorio jau pajėgumo, sveikatos, laiko ir visokių tokių, sakykime, priežasčių. Kam reikia savanorystės? Na, čia supratau, apskritai norima paklausti. Kam apskritai reikalinga tokia savanorystė? Žinot, savanorystė vis augimo. Tai buvo jau prieš tai jau ne ką. Paties žmogaus augimo, ar ne?
Taip, taip reikalingas visuomeniai. Žinot, savanorystė iš tikrųjų prisideda prie patriotiškumo ir prieš kažko reikalaudamas iš mūsų Lietuvos ir kaltindamas reikia paklausti savęs, o ką aš padariau vardan tos Lietuvos, ką aš padariau, kad būtų gera gyventi ne tik man, bet ir mano aplinkai, mano, sakykime, žmonėm arba mano tautiečiui. Tai savanorystė yra visų pirma reikalinga patriotiškumui. Gintis, skambinti, nes savanoris savanoriaudamas mato visą kitokią Lietuvą, negu yra piešima dienraščių, portalų ar tos geltonosios, raudonosios spaudos. Aišku. Ačiū Mindaugai už išsamų pokalbį ir paskutinis panašus ir klausytojo ir mano klausimas sutampa, palinkėjimas tiek visiems RSU radijo klausytojams, kas mūsų šiuo metu klausosi, tiek būsimiems savanoriams. Iš tikrųjų, RSU radijo klausytojams, puikaus radijo stoties klausytojams ir esamiems ir būsimiems savanoriams iš tikrųjų linkiu to meilės angelo, kuri gali padovanoti savanorystę ir atrasti tą lobį, kurio nesinorės paleisti ir kurį norės dalinti su visais kitais. Linkiu neblėstančio optimizmo ir meilės Lietuvai, tikro patriotiškumo, sąmoningumo. Linkiu, kad šis pavasaris būtų savanorystės pavasaris ir jeigu norit nerealios vasaros, jeigu jūs norite vasaros, kuri kvepėtų emocijom, jeigu norite spalvingos vasaros, jeigu jūs norite drįsiu pasakyti, tobulai leisti laiką, tikrai kviečiu savanoriauti, ar tai su mumis, ar tai kažkuria kitoje organizacijose, bet tiesiog atrasti savanorystę, jos tikslą, džiaugsmą ir prasmę. Ačiū už pokalbį, aš dar kartelį priminsiu ir paraginsiu visus atvykti kovo 17 dieną 12 val. Naisių vasaros teatro ir bendruomenės kultūros rūmuose vykstantį savanorių mini info centro organizuojama renginį savanorių diena Naisiuose. O šiandieną laidoje mes ir kalbiname minėto centro direktorių Mindaugą Jonušą. Ačiū Mindaugai už pokalbio. Ačiū labai, iki. Iki.